Yra svajonės, kad nebūtų atominės elektros apskritai ir atominio elektrinių. Ir iš tikrųjų, graži svajonė. Ir kas galėtų nepritarti tokiam reikalui, kad geriau kad nebūtų to atominio elektrinių, nes kai jos sprogtų, jos gali sprogti, tokių pavyzdžių istorijoje yra, bėdos pasidaro sunkiai sprendžiamas. Bet pažiūrėkim į Europos žemėlapį ir jūs matot, kiek tų elektrinių yra. Atominių elektrinių. Pažiūrėkit, koks jų tankumas vakarų Europai. Kaip arti jos stovi didžiausių miestų. Tai suprantat, kaip mes besvajotume, realybė yra štai tokia. O štai tokia. Ir matote, tame žemėlapyje yra ir taškelis Lietuvoje. Nes mes irgi turėjom. Turėjom atominę elektrinę Ignalinos. Turėjom Kruonio ir turim dar Kruonio hidroakumuliacinį elektrinę, o tai yra kompleksas. Nes atominės elektrinės naktį gamina perteklinę energiją, reikia kažkur dėti. Ir šitą perteklinę energiją keldavo Kauno marių vandenį į padangės, štai į šitas padangės. Ir paskui, kai jau dieną trūksta elektros, tas vanduo bėga žemyn ir gamina labai pigią elektrą. Kitaip sakant, Ignalina ir Kruonis tai buvo kompleksas ir beje vienas iš didžiausių pasaulyje. Jį mums pastatė tarybų valdžia, paliko ir išėjo. Mes Ignaliną uždarėme, Kruonis pasidarė kaip žmogus be vienos kojos. O kol viso to mes nebuvom atlikę, buvom elektros eksportuotojai. O dabar, štai žiūrėkite, esame elektros importuotojai. Kodėl mes tą padarėme? Šiuo atveju netgi ne svajonės gyventi be atominės energetikos. Čia lemiamas momentas buvo svajonė gyventi Europos Sąjungoje, manant, kad tas pats buvimas įspręs mūsų problemas ir kas šitą elektrinę, paukosimės viską. Reikia uždarysim tą, kitą, trečią, ketvirtą. Nes mūsų vedė svajonė gyventi Europos Sąjungoje ir mes vykdėm jų reikalavimus. O štai šalia esantį Baltarusiją buvo viena iš pagrindinių, turbūt pagrindinė, Ignalinos atominės elektrinės perteklinės energijos pirkėjai. Ir be šitos elektros energijos Baltarusijai buvo labai striuka. Kai mes uždarėm šitą elektrinę, Baltarusija pakliuvo į tam tikrą keblią padėtį. Kai mes pareiškėm, kad statysim naują, pamenat, Baltarusija iškart sako, mes prisidėsim, nes mums reikia tos elektros. Ką mes atsakėm Baltarusiams? Niekada su jomis mes nieko nestatysim. Galų gale ir patys nepastatėm. Ir gal ir gerai, kad nepastatėm, nes jeigu tos uždarytos elektra buvo pigi, tai tos, kurią mes ruošiame statyti, elektra būtų buvusi brangi. Ir žiūrėkit, koks kuriozas. Uždarom elektrinę, kad statytume naują. O tą, kurią uždarėm, jos saugumas buvo garantuotas Tatenas. Tai yra tarptautinė organizacija atsakinga už tos reikalus. Ten buvo viskas patvarkyta tos Tatenos reikalavimais. Ir ta elektrinė galėjo dar daug metų dirbti. Nei kiek nemažiau jinai būtų buvusi saugi, negu tos elektrinės štai va šitam žemėlapį, kur yra Europa. Bet mes uždarome, paskui susiruošėm statyti naują. Taip, iš tikrųjų, labai jau čia tokie sprendimai įdomas iš mūsų pusės. Gerai, bet mes nestatėm. Tada Baltarusiai pradėjo statyti savo. Ir tada jau mus kvietė prisidėti, kartu statyti. Bet mes ir čia pasakėm, ne, mes su tokiais niekada. Na gerai, Baltarusiai pasistato savo elektrinę, jiem iškyla tas pats klausimas, kur dėti perteklinę elektrą. Ir jie pasiūlo išsinuomoti iš mūsų tą Kruonį. Mes už tai būtume gavę pinigų už Kruonio nuomą, sudėrėję pigesnę elektros kainą iš Baltarusijos. Bet mes ir čia pasakėm, niekada. Na ir ką? Dabar štai mes dar sakom, kad nepirksim apskritai tos elektros iš Baltarusijos, apsisaugosim. Bet suprantat, Lietuva mažiausiai iki 25 metų bus tam vadinamame Brel žiede. Ta žiedas apima Baltarusiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją. Ir kaip ten bebūtų, bet ta vadinama techninė elektra, to žiedo kaip tekėjo, taip ir tekės. O ta elektra, kurios mes atseit nepirksim iš Baltarusių, taigi jinai pas mus vis tiek pateks, tik mes pirksim tą pačią elektrą ir dar sumokėsim didesnę, kai kažkas ant to uždirbs. Visos tos svajos elektros rytyje, kaip gražiai jos beatrodytų, bet jos realybėje kainuos didelius pinigus. Kiekviena iš mūsų, kiekvienas Lietuvos gyventojas sumokės už kažkieno svajas. Štai koks bus rezultatas šito reikalo.